neplona. Kiek laiko tu liko? Viskas jau. Tai pirmą Maštą, jo. Jeigu jūs matot šitą vaizdo įrašą, reiškia, kad atėjo tokia diena, kai mes jūs priėmėm į mūsų šeimą. Makarė. Papačiau, kad netyčia ir hošiu, šis jėsamenis kažkoks. Ilgiausių metų, ilgiausių. Noriu Jums palinkėti kūrybingų metų, drąsos siekiant savo tikslų ir linksmai praleisti laiką su esanariais. Ilgiausių metų, ilgiausių. Mes jūs norim pasveikinti, tapus ISMSA pilnaverčiais nariais. Linkiu stiprybės, budėkit, o perčikams visą laiką viskuom padėsiu. Čia taip šviesu. Sveiki, nauji ISMSA nariai. Norime jums palinkėti būti labai laimingiams ir turėti daug motyvacijos ir švęskit gyvenimą ir turėkit daug idėjų ir būkit žodžiu laimingi. Tai va, čia buvo Odeta ir Monika. Metų. Gerai, iš naujo. Labas, naujasis ISMSA nari. Švęsk savo gyvenimą. Linkimės. Aš tai pavyzdžiui linkiu Jums labai kūrybiškų metų. Valio. Labai sveikinu Jūs pagaliau įstojus per visą tą sunkų etapą. Ką aš Jums labai norėčiau palinkėti, tai nebijokit klausti, nebijokit siūlyti. Svarbiausia yra komandinis darbas, todėl jūs papuolėte ten, kur reikia ir sveikinau įstojus į atstovybę. Bučinių. Sveikinu Jūs įstojus pagaliau normaliai į atstovybę. Niekad netidėliokit darbų paskutiniai dienai. Tiesiog, nes atrodysi taip. Bet irgi neblogai, nes kai kuriom merginom tai patinka. Irgi tai išmokau. Visur adylas jolочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Sveikinam įstojus į ISMSA. Iš tikrųjų, aš jums labai norėčiau palinkėti neprarasti tos pirmakursiškos energijos, ne tik pačiam universitete kaip studentam, bet studentų atstovybėje kaip nariam. O, Dieve mano, kas čia daro? Negalvokit apie atstovybę tik kaip darbo vietą. Visi nori bendrauti ir tai palengvina ir darbą, ir sukuria gerą aplinką ir pasidaro žymiai smagiau apskritai būti universitete. Padarykite atstovybę savo šeimą. Aš tai palinkėsiu visiems po kibirėlių laimės. Antras dublis, trečia scena. Gerų jums metų ir pasimatysim. Tai dabar grįžtam prie teksto, Alisa, tada važiuojam. Aš prisiminiau istoriją, kur Alisa stebuklų šalyje keliaudama sutiko katiną ir paklausė, kuriuo keliu jai eiti. Jis paklausė, o kur ji nori nueiti. Alisa pasakė, kad jai nėra skirtumo. Tada katinas atsakė, tuomet ilgai eisi. Ir aš iš tikrųjų pastebėčiau, kad jūs pasirinkote gana protingą kelią, tobulėti ir augti kartu su mumis.
Mes jums savo ruoštų padėsime, o jūs tikiuosi tikslingai eisite ir pasieksite tikslą. Tiesiog nebūkit baigštus, bet būkit bendraujantis ir norintis dirbti. Jo, ir greičiau suvaikėkit iki mūsų lygio. Noriu palinkėti jums pirmakursiai, kad jūsų svajonė šviesa niekados neužgestų. O, čikita. Kad jūsų svajonės būtų kaip tos dingstančios ir atsirandančios šviesos, kad jos atsirastų, įgyvendintumėte jas, padarytumėte nerealius projektus, nerealias idėjas, paverstumėte realybę ir jos vėl užgestų ne taip, kaip visiškai kaip buvęs kaip projektas ar kažkokia svajonė, o tiesiog, kad užgestų ir atsirastų jūsų dar kažkokia nauja mintis, jūsų svajonė ir vėl įsižiebtų kaip saulė, kuri šviečia mūsų pavasariniam, saulėtam, vasariniam, rudeniniam, saulėtam danguje. Aš tai noriu palinkėti jums kuo daugiau teorinių žinių įgytų studentų atstovybė. Ir jūs net neįsivaizduojate, kokius dividendus išmokės ši teorija ateityje. Būkit drąsus ir nieko, žodžiu, nebijokit. Nebijokit, nežinau, visokių rizikų daryti ir visokių tikslų aukštų siekti ir nebijokit klausti ir nebijokit būti drąsesnių už senus narius ir nieko nebijokit, nes čia mes visi esam draugai ir mes visi faini ir mes visi mėgstam drąsius žmonės, tai jums labai čia patiks. Sveikiname jūs! Prisijungus prie SM SA šeimos vakarėlis. Linkiu komandinio darbo, tokio kaip matote čia, kad nieks niekada nepasiduotų. Draugai vieni kitam padeda, net jeigu ir krenta. Rytoj bus motyvacinis seminaras, ten būtinai turite atvažiuoti, bus labai, Matysimės dažnai. Ko gero išgirdote tikrai nemažai sveikinimų su tuo, kad, pagaliau tapote ISM SA šeimos dalimi. Aš irgi su tuo labai noriu jūs pasveikinti. Vis dėlto įveikė tikrai didelį laikotarpį, parodėte, kad galite būti geriausi, kad galite būti organizacijos dalimi. Ir visas šitas žygis, kurį mes perėjome per, nuo rugsėjo pradžios iš tikrųjų, tai jisai yra tik tai pradžia. Ir dabar prasidės iš tikrųjų tas tikrasis darbas, kuriame iš tikrųjų sugebėsime išmokti, sugebėsime mokyti ir sugebėsime kurti. Bet visą tai, ko gero, galime padaryti tik tai būdami drauge. Tai labai linkiu nepamiršti, nepaisant to, kiek laiko jūs čia praleisite ir koks jūsų bus indėlis į visą organizacijos veiklą, tačiau linkiu nepamiršti, kad visą laiką esame šeima, visą laiką esame organizacijos dalis, nepaisant to, ką veikime, kur esame ir ko siekime gyvenime. Tai linkiu didžiulės sėkmės. Žodžiu, pakliuvot ten, kur reikia.